Rokiškis 35 metai, paklausus ar domina parama, moteris neatsisakytų. Viskas labai paprasta. Čia tokie paprastesnės variantas. Rokiškis, nu, psichuškės. Eikite ant ziplentos. Pasirašinėsim. cbfm.lt. Paprašiau, labas. Sveiki, tai yra. Alio. Labas. Labas. Ką veikia? Nieko, aš geriu vaistų ir guliu lovoj. Geri ką? Vaistų. Kodėl vaistų? Nežinau, gal susirgau. Ai, sergi. Tai nelaiku pataikiau, ar ne? Kodėl dabar nelaiku pataikiau? Aš labai tavęs negirdžiu kažkaip, žinok, tu kalbi kaip iš bačkos. Taigi negaliu išrėk, gerklė skauda. Ai, gerklė skauda, dieve mano. Tai reikėtų tave pagydyt? Gerklį reikėtų vaistukų? Aha, dėkui. Nenorėtum? Turiu vieną gerą vaistą. Tai Renata, aš taip nesukalbėsiu, žinok, praktiškai tavęs negirdžiu. Tai ką man dabar daryti? Nežinau, aš nenoriu tavęs kankinti, jeigu tau skauda gerklę, tu gulėk geriau. Didelė čia daikta, vis tik rytoj į darbą eisi. Eisi į darbą. Aišku. Gal nori paprakaituot, gal nori naktį? Kadagi? Šią naktį? Sena, tu gal išpratėjai. Ne, išprotėjau. Aš šiaip beprotiškas esu, bet aš galiu atvažiuoti. Rokiškis. Ne, tik ne šiandien. O kada galėčiau tave aplankyti ir nustebinti? Nežinau. O kada jau čia tik norėtum? Aš tai labai norėčiau šiandien. Ne, aš negūsiu. Bet aš nenoriu tavęs kankinti, žinok, aš esu šiek tiek toks energingas. Jeigu tu sergi, tau skauda gerklę, tau ją dar labiau skaudės po manęs. Nu taip, aš tau ir sakau, kad ne šiandien, nu. Rytoj. Ką rytoj turim trečiąjį? Aš nenoriu visai naktį likti pas tave, užteks 2 valandų realiai. Pas mane. Pas mano vaikai yra. Oh my god, nu tai ką tada? Ką tu man siūlai? Nu ką, žinau, ką man dabar tau pasiūlys, man. Nu aš galiu pasiūlyti tada. Atvažiuot ten, kur reikia, tave paimt, nusivežt, pasirūpint kaip karalaitė ir parvežt po to namo. Tai jau aš ne kaip pasakos. Pasakoji, užmauna dar tą basutę ar kaip ten tą, žinai. Batelį. Aš batelių neturiu. Ne pelenė, dieve tu man. Ne pelenė, bet tavo balsas dabar toks atrodo, žinai, jis toks, nu toks tikrai geras, kad ir sergantis, bet aš žinau, kaip tau sunku kalbėti. Ne, man nėra labai sunku, supranti, dar galiu prašnekėti. Tai ką tu man gali pasiūlyti, ką? Aš taip noriu atsipalaiduoti. Nu, kas šiandien norėtų atsipalaiduoti, ką? Labai norėtųsi šiandien atsipalaiduoti, nežinojat, ką daryti, galva sproginėja. Na, šiandien tas žinai, kad nelabai šiandien. O tu leistum paglostyti savo kačiuką? Nu, gal. O mano draugui? Ne? Nu, gal ir leisčiau, nu tai kūjė dabar, aš dar ne tokia egoistė. Leistum ir mano draugui klausyti, gal aš ne vienas atvažiuočiau? Ne. Nu, puiku. O mano draugas labai fainas, jis irgi toks jaunatviškas, trykštantis energiją ir labai aktyvus. O tu šlapenką mėgsti? Ką? Ką tokį? Nesupratau. Nesupratau, pakartok. Aš klausiu, ar šlapenką mėgsti? Nelabai. Supratau. Tai kada mes galim, aš vienas ar dviesi dabar, aš nežinau, kaip čia tai daryti. Kada tu čia galvoji?
Nu, aš galvoju apie šiandien. Aš tikrai buvau nusiprausęs, tipo, sėdu į mašiną, sakau, važiuosiu pas Renatą, viską normaliai, bet kad tu vat, pati prameti dabar mane, tai... Nes tas neprametu, supranti, kas yra. Nu, aš tiesiog šiandien, ne. Supranti, man taip jau nebiški per daug pavargusi, bet... O gal tu turi kokių draugių tokių, kurios irgi, žinai, galėtų šiandien ką nors nuveikti? Kur kačiukų turėtų? Pas mane tu tik draugių įrasi. Nu, nepavydėk, ašgi švelnus su jos kačiukais irgi pasielgsiu. Jos tikrai neliūdės, žinok, nes aš sakau, esu šiandien ant tiek užsivedęs ir galėčiau suvalgyti viską, žinau. Atpaus. Nu, tai duok numerių kokių draugių. Aš neturiu draugių, tu supranti. Neturi draugų. Nu, tai gerai, tada aš pas tave atvažiuoju, pabūsiu, pagydysiu tave su savo vaistinė. Tai nebenu pratiek, tai kur vaikam pasakysi. O rytoj? Davai, pagalvokim dabar rytoj, gal patį bus geriau man, gerai? Nu gerai, pagalvokim apie rytoj, aš rytoj tau pasuksiu. Da. Gerai. O tavo kačiukas nesupyks, jei aš būsiu su šuniuku? O jeigu supyks? Nu, nežinau. Gal labai nesikandžias? O jeigu? O tavo plaukai garbanuoti? Kaip čia pasakyti, truputėlį. O viršuj? Matai, tu jau sveiksti, tau C vitaminas jau kaminasi. Vienai sekundį. Esi miegojus šuns būdoje? Juokauju gal. Juokauju. Šuns būdai mane įkišė šuns būdos. O ką? Nebe kvailiausiai. Nubaus tave reikėtų, tu esi labai bloga mergaitė. Žinau, kad aš bloga, aš niekada gerai ir nebuvau. A tu mane baustum? Nemoku. Tu esi švelni, ar ne? Aišku. Nu, supratau. Gerai, Ranitelė, sveik. Bandysime. Pasakyk, ką nors gražaus. O ką tau pasakyti gražaus? Na, ką nors gražaus. Na, kas tas yra gražaus? Na, ką nors gražaus. Ką tau tokio gražaus pasakyti? Be fantazijos, Renatėlė, tu be fantazijos. Aš šiandien tikrai be fantazijos, šiandien net ir dar be fantazijos namų. Visada atrandi ką pasakyti ir visą šiandien nieko. Gerai, mažulė. Valgai agurkus. Agurkus? Mhm. Nu jo. Gerai, tai skanaus.